laiko. Įprastai kalbam 2,5 valandos. Išsiaiškinam viską apie vegetarinę mitybą, prieskonių naudojimą, apskritai apie gyvenimą. Tai pabandysim taip suspaustą formą, bet kokybė nenukentės. Taigi, esu Žilvinas Užkuraitis arba Džagadananda Das. Man 22 metai, atsiprašau, 47. Jo. Bet 22 metus iš tų 47 su žmona Zita esam visiški vegetarai. Apsieinam be mėsos, žuvies, kiaušinių. Užauginame 3 vaikus. Trečiasis. Nu, jisai ne brolis Jonas, jisai, bet jaunėlis. Jisai ypatingas tuo, kad kada mes jį sukonstravom su žmona, mes jau buvom vegetarai. Ir jį išnešiojo, jisai gimė, užaugo, jam dabar 20 metų ir jisai nėra ragavęs mėsos, žuvies, kiaušinių. Va. Tai jeigu kils kokių klausimėlių apie mitybą ten vaikų, ten dėdelių, bobulių, kieno nors, tiesiai šviesiai tiesiog klauskit. Sako, žinot, neatsakyti klausimai trukdo miegoti, tai kad ramiai įsimiegotume, viską išsiaiškinkim. Matot gyvą vegetarą, aš suprantu, kad dauguma jūsų irgi vegetarai arba kelyje į tai. Nu va, tai išsišnekėsim. Iš tikrųjų, tai gal pirmiausia pristatysiu super patiekalą. Kas jį žinot iš Facebooko, tai dabar taip patylėkit, kad būtų didesnė intriga tiems, kas nežino apie jį. Va. Gal pirmiausia duosiu padegustuoti, čia turim 2 padėklus. Jūs kaip paragausite, pasakykite, ar tai valgoma ir iš ko tai padaryta. Ar galite paleisti tiesiog dalintis? Čia padarėm tokį labai atradimą rimtą. Nors vaišinkite, žodžiu. Kol jūs vaišinsite, žodžiu, pašnekėsim, apie kažką pašnekėsim, žodžiu. Kada man buvo kokie 5 metai, aš buvau tokio dydžio sulig stalu, kai stalas būna, tokį prisimenu stalą, nematydavau, kas ant stalo padėta. Aš turėjau senelę. Ta senelė, jinai buvusi gimnazijos mokytoja ir jinai veždavosi mane į pamiškės, į slėnius visokius, rinkti vaistažolės. Kažkaip nuo mažens man ta vaikystė tokia labai malonus prisiminimai. Spalvoti, kvapus tokie. Ir aš žinau, ką reiškia Švento Petro rakteliai, zuikio šarėlės, apie augalėlius tokius. O visokius jinai man paliko tokį gamtos bacilą tokį, žodžiu. Ką noriu pasakyti, kad jeigu turit vaikų, anūkų arba turėsite, būtinai veskite į gamtą, supažindinkite, nes tai tiesiogiai priklauso mūsų gyvenimo kokybės sveikata nuo gamtos. Ne nuo vaistinių, ne nuo pramonės, ne nuo fabrikų, bet nuo gamtos. Mes visi maitinamės saulės energiją. Visos gyvos būtybės planetai. Ir tos gyvybės rūšys jos yra susiskirstę. Sakykime, augalai, kur mes dar pažvelgsim, visur augalai, visur žalia, žalė medžiai, ten samanos visokiausios. Tai yra pirminiai saulės energijos gamintojai. Jie tiesiog iš saulės ima energiją ir paverčia kitom visokiom medžiagom. Tai va, tai jie yra gamintojai, dabar pirminiai energijos vartotojai yra žolėdžiai gyvūnai ir žmonės, sakykime, vegetarai. Tai ta energija, kurią paėmė augalai, mes pirmiausia ją vartojam. Ten yra viskas. Mineralai, vitaminai. Kas tik tai nori. Žodžiu, plėšrūnai ir žmonės, kurie dar bus vegetarai, jie yra antros kategorijos energija maitinasi. Tai jau perdirbta. Ir kada, žinot, sako, jūs vegetarai, kokius maisto papildus naudojate? Tipo trūksta jums vis tiek kažko. Man asmeniškai nieko netrūksta, matot, biškai dar ko per daug gal. Va.
Nu, sakau, nieko, prieskonių. Va, mes ten prieskonių atsivežę ir atkreipkite dėmesį spalvos prieskonių, natūralių. Skirtingos, geltoni, juodi, rudi, ten visokie, tai yra natūralių polivitaminų požymis. Nėra būtina eiti papildus kažkokius pirkti, vartoti. Labiausiai, jeigu kažkas, va, ypač labai reklama ar kas nors žiemos pabaigoje, nu ir sako, žinot, per žiemą organizmas nusilpo ir dabar jums reikia kokių vitaminų. Nu tai vienintelis toks normalus vitaminas tai yra žiedadulkės. Susirandam bitininką kokį ar, žinot, spalvotas granulėlės. Tai vietoj pusryčių arbatinį šaukštelį žiedadulkių yra viskas. Visos amino rūgštys, baltymai. Nu žinokit, ten topas yra. Tai va, tai... Aha, tai vienu žodžiu vitaminų netrūksta. Dabar į ką atkreipkite dėmesį, kas liečia prieskonius. Yra kelios tokios pagrindinės paslaptis. Jeigu prieskonis yra sumaišytas, mišinys, labai atidžiai paskaitykite sudėtį. Kadangi patys prieskoniai yra įprastai natūralūs antibiotikai, natūralūs antiseptikai, jų galiojimo laikas iš vis neribojamas. Teko girdėti, kad Egipto faraonus balzamuodavo, mumijas padaro. Akom? Pasirodo gvazdikėlė aliejai, juodieji pipirai ten, visokios žolelės, augalais. Ten pas juos nebuvo jokio nei natrio gliutomato, kad skanesni jie būtų, ar ten dar kažkokių ten priedų. Ir kas įdomiausia, archeologai kasinėje randa sekliukių tų prieskonių. Ir kai kurios sudygsta. Nu, kad sudygsta, tai čia nieko labai nuostabaus, bet pats įdomumas, kad joms jau 2000 metų ir daugiau. Tai reiškia, kad kada ant pakuotės rašo galiojimo laiką, tai supraskime, kad tai yra skirta vartojimui padidinti, ekonomikos skatinimui. Tai nieko bendro neturi su mūsų virtuvės spintelė, žodžiu. Pas savo mamą suradęs cinamoną, ar gal muskato riešuto, žodžiu. Iš tų laikų, žinot, sovietmečių, kada iš valgyklų išneždavo, nu, tas nešimo, kaip čia, periodas toks buvo, viską visi neždavo. Ir, galvoju, gal ten koks ypatingas cinamonas. Nu ir ką, pasitarkoji, pakepini, kvepia, atrodo kaip šviežias. Nors praėjo, žinokit, jau ten 25 metai garantuotai, žodžiu, nuo tų laikų. Tai va, bet kadangi tie prieskoniai jie stovi sausai, patamsiais, kur nors spintelį užkišti, jie nors ir 10-20 metų gali tas galiojimo laikas būti. Bet žinot, kada mums pripučia reklama, kad sako, aha, pasižiūrėkim galiojimo laiką. Pasižiūrėjom, pasibaigė ir išmetam. Reiškia, ką darom? Mes einam, perkam naują, pinigėlius leidžiam. Išmetam tuos prieskonius, kuriuose yra cheminių priedų. Skoniui, kvapui, birumui ir spalvai palaikyti. Čia yra prekybininkų triukai. Kaip aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu, kaip į prieskonius dar galima dėti skonių stipriklį. Žinot, apie vegetą aš nieko prieš firmas, jeigu gyvuoja, ten bizniauja, ten visą kitą, bet prieš 4 metus ant vegetos pokelio būdavo smulkiom raidelėm užrašyta vaikams iki 4 metų, ar iki 3, ten, žodžiu, nerekomenduojama. Ir dabar taip gavosi, kad dingo tas užrašas. Aš abejoju, ar sudėtis pasikeitė ten su visais tais natrio gliutomatais, su viskom, bet esmė, kad užrašas dingo. Tai rado skylių įstatymuose ar kažkur. Tai va, perkam prieskonius be priedų, jeigu man reikia juodgrūdės, tai man turi būti juodgrūdė, be jokių kitų ten dalykų. Ir išmetam prieskonį, jeigu jisai su cheminiais priedais, todėl, kad tie cheminiai priedai yra nestabilus. Jie reaguoja tarpusavį, oksiduojasi ir taip toliau. Cheminis priedas sugadina patį prieskonį, žodžiu. Tai va, tai viena paslaptėlė. Antra paslaptėlė dėl regiono. Sako, geriausia vartoti tą maistą ir tos prieskonius, kurie auga šalia, ten kur gyveni. Šalia Kauno, šalia Vilniaus, šalia Kėdainių, ten dar kažkur. Iš tikrųjų, tai yra, aš galvoju, toksai šiek tiek holivudinis mitas. Ir dabar išsiaiškinsim, dėl ko. Pasirodo, augalai veikliųjų medžiagų prikaupia daugiausia tada, kai gauna saulės spindulių tiesiai iš zenito. Saulės spinduliai iš zenito tiesiai smeigia
jas pusiauju. Tai dabar va tokį virtualų eksperimentą galim padaryti. Pasisėjam krapų, čia va kur nors daržiuką, va, išsikasam krapų pasisėjam. Ir tuos krapus į kišenę, sėklos likusios, ir skrendam į savo fazendą į Veroną. Italiją. Nu, ten pasisėjam, relaksuojam, atostogaujam. Ir kada ten Italijoje pribręsta mūsų krapai, jau prisišienaujam pačios žolės krapų, parskrendam čia va į tą Gulokos stovyklą ir palyginam tuos vietinius ir tuos itališkus, nors iš tos pačios sėklos. 3-4 kartus skonis, kvapas ir net spalva skiriasi. Tai va, tai ne dėl to, kad ten, žinot, Romeo ir Džiulietos buvo miestas, ten, žodžiu. Ten neišmeilės jie ten pažaliavo labiau, bet dėl to, kad saulės dagavo daugiau spindulių. Tai va, tai nereikia labai bijoti tų prieskonių iš šiltų kraštų, ispaniški, turkiški, indiški kažkokie. Visa esmė, kad nebūtų cheminių priedų primakalota tenai. Viskas. Tie prieskoniai, kurie auga Lietuvoje, irgi super, pakanka ten visko, medžiagų, visko, bet jeigu norim ypatingo kvapo, aromato kažkokio labai, renkamės petietiškus. Tai tas petietiškas nepriklauso nuo valstybės, nuo tų visokių dalykų, tai priklauso nuo saulės. Kaip ten skonis buvo to, ką ragavote? Valgyt galima? O, kas ten? Soja, sako? Kitas, koks variantas? A, koks kitas variantas? Grybai, sekantis variantas. Soja su prieskoniais. Ne. Nu, trečią, da pasakykit, ką nors. Nu, šiaip. Sako, vinžirnė, irgi ne. Gerai. Na, čia jo, čia tai. Dabar atradom tokią paslaptėlę. Tokią akivaizdžią paslaptį, kad jūs atsiremkit, kad nenugriūtų, žinot. Čia duosiu pačiupinėti. Čia yra žaliava, iš ko padarytas tas, ką ragavote, žodžiu. Aš per pusę perkirpsiu. Čia važiuokit, raumenukai va tokie matosi. Tiesiog lesit, va, imkite, čiupinėkit, degustuokite. Ai, nedegustuokit, šito jau nebe. Žinot, pauostit, pačiupinėti, kas čia vat yra. Pasirodo, čia yra, kaip čia pasakyti, tai buvo sudėtis tokia, miltai ir vanduo. Jums kam nors teko padaryti kažką tokio panašaus iš miltų ir vandens? Va. O paprastumas tame, kad yra didelė paslaptis, visa maisto pramonė slepia nuo žmogelių, kaip čia pasakyti, šitą produktą. Tai yra baltymai iš kviečių miltų. Dabar grubiai, ne grubiai, gal smulkiau tai pasakysim. Einam į prekybcentrį, nusipirkam, sakykime, kilogramą kvietinių miltų, pačių geriausių. Nu, brangesni, ten aukščiausia rūšis, ten kokia ten būna. Ir svarbiausia, kad būtų ant pokelio šono parašyta raidelė C. Ten žymi skaičiukai visokie ir C raidelė. C raidelė žymi baltymų kiekį miltuose. Iš esmės tai visi miltai yra falsifikuojami labai stipriai. Dauguma žmonių galvoja, kad nu, jeigu aš pirksiu ten papigiaitę, Optimo linija ten tokia būna, ten bus geresni miltai, todėl gal, kad mažiau juos apdirba, nu, a ten net ne miltai, ten krakmolas. Va, nu ir paaiškės, dėl ko ten krakmolas. Taigi, nusipirkom tų geriausių miltų, dedam į dubenį, namuose parsinešę ir pilam vandenį. Ir sumaišom, suminkom tokią tešlą, kad neliptų prie rankų. Nu, tokia bulka, tokia, jinai tamposi, bet neteplioja pirštų. Ir tada su to dubeniu keliaujam prie kriauklės, paleidžiam vandenį, galim šaltą, galim šiltą ir minkom. Minkom. Tam dubenį vanduo gaunasi baltas, kaip pienas. Minkom kokį 10-15 minučių tol, kol vanduo tampa skaidrus ir rankui lieka mėsos gabalas. Va tą, ką dabar čiupinėjat, panašu į kokį ten, ką nors, mėsą kokią, jo? Ten tie raumenukai, kur sakiau, tai tiesiog į miltus arba į vandenį, su kuriuo minkome tą tešlą, nu, pomidorų pastos įdedam. Ten pomidorų pasta, žodžiu. Ir viskas, ir jums gaunasi gabalas mėsos, tai yra baltymai kviečių. Jie jau su peiliu nelabai pjaunasi, tokie tasus, tai su žirklėm. Sukarpom tokius guliašus, gulišėlius tokios, nu, užvirinam puodę vandens
pridedam prieskonių, kalendros, lauralapų, ten juodų pipirų, kokį nors, nu, druskos, va, nu, kiekviena šeimininkė ten gali atrasti. Ir verdam. Ir aš savo draugui, senam vegetarui, jogui, sakau, pabandyk tu tą padaryti. Ir jisai man skambina, sako, Žilvinai, sako, aš verdu kiaulieną. Ir jisai su tokio, aš galvoju, nu, žmogelis gal jau, nu, atsibodo vegetariauti. Sako, aš pats išminkiau, pats viską sukarpiau, sudėjau į puodą ir kada verda, viskas išsipučia. Ir jeigu taip nieks nesakytų, tai atrodo tikrai riebių kiaulieną vertuliuoja ten, žodžiu. Kada verda sultiny šitas vat mūsų kviečių baltymai, jie pūsdamėsi sutraukia visus prieskonius į save. Aromatus, kvapus, žodžiu, kvapus. Na va, ir paskiau jau skanus virti, bet galima šiek tiek nusunkti, kaip soja. Va. Elgiame su soja, nusunkėm ir pakepinam su prieskoniais. Tai va šičia buvo, kur jūs ragavot kepintą su prieskoniais. Va, galima jau virtą sumauti ant iešmukų, galima kepti šašlyką. Užeikite Facebook'e, kokia yra grupė, vegetariniai šašlykai. Ten kas padaro, įdeda nuotrauką. Tai tie, kas padarysite šitos iš tų miltų, būtinai kelkit nuotrauką. Tegul plinta ta paslaptėlė visiems, nes žinot, žmonės ir studentauja, ir esmė, kad valgom kasdien. Va. Ir kiekvienas mes ieškom labai kokybiško maisto. Dabar šiek tiek apie tos baltymus. Teko jums girdėti, kad ūkininkai kulia grūdus, kviečius, ir kviečių kaina priklauso nuo glitimo kiekio arba baltymų kiekio kviečiuose. Kuo daugiau baltymų, tuo daugiau jiems moka. Ir dabar keliuose Lietuvos miestuose yra didelės grūdų perdirbimo gamyklos. Aš dabar jau nesakysiu tų pavadinimų. 2 ar 3 gamyklos perdirba visos Lietuvos grūdus į baltymus ir į krakmolą. Krakmolą palieka prekybui Lietuvoje. Šiek tiek baltymo įdeda į miltus, kad rūšis būtų, žinot. Bet visi miltai yra, nežinau kokiais kriterijais remiantis jie ten pilsto. Va, į tą rūšį tiek įdėsim baltymų, į tą tiek, žodžiu. Baltymai iškeliavo Prancūziją į Angliją ir pasakysiu aš jums apyvartą, žodžiu, į metus viena gamyklėlė 200 000 tonų baltymų eksportuoja. Čia praktiškai nepalieka nieko. Dabar, kada sako, nugi vegetarai, nu tai iš kur jūs ten baltymų kokybiškų gaunat, nu, taigi mėsoje ten yra, iš kur vitaminų, iš kur viską. Kada kiekvienas, vat jūs padarysit, išminkykit tą tešlą iš miltų, išplaukit iš po vandeniu ir kada jūs paragausit, jūs viską suprasit. Ta struktūra tos ale mėsos, tu supranti, kad pas kiekvieną organizmą formuojasi šitų baltymų mėsos, raumenynas visas. Tai paslaptis tame, kad nuo piliečių yra slepiama, iš kur gaunamas, kaip čia pasakyti, labai vertingas produktas. Augintinių maistui, kačiukų, šuniukų maistui naudoja tos baltymus, kepyklos deda. Kartais duona, jeigu kas perkate parduotuvėje, kartais būna rašyta, yra glitimo. Nu, toks liktai tarp kitko, žodžiu. Tai tas glitimas jisai duoda skonį ir tokią struktūrą labiau. Mes kiekvienas esame baltymingi organizmai. Karviukai, šuniukai, žuvis, paukšteliai, mes patys, visi mes ieškom baltymų. Nu, baltymai tai yra maistas raumenims, nu, daugam, žodžiu. Va, tai kas, iš kur kaip gauna, žodžiu. Bet taip atsitiko, kad mūsų visuomeniai nieks nežino iš kur. Tai va, tai, kada atradom šitą receptėlį, supratau, kad vegetarams dar būdavo, žinot, kirbėdavo, nu gal tikrai trūksta kažko, nu gal aptrūkti ant kažko. Nieko netrūksta, visiškai. Jeigu mes gaunam baltymų, čia yra kokybiškų. Esu tokių atsiliepimų prisiskaitęs jau Facebook'e, žodžiu. Vienam ten nugarą praėjo skaudėti nuo to, kitam dar kažkas. Aš galvoju, gal raumenys sustiprėjo kažkokie. Tiesiog išbandykit tą reikalą. Tai va. Tai buvo tokia paslaptėlė. Aha. Pradėjau ieškoti internete. Tai galvoju, gerai. Plaunant labai susigaišta laiko, žinot, vandens sueina ten, elektros, laiko dar. Ir galvoju, kaip čia gauti grinų baltymų.
skambino šitas firmas, čia va turim grinųjų baltymų. Jūs, sako, parduodam, minimalus kiekis 20 tonų. Viskas. Mažmeniniai prekyboj nėra. Arba turi turėti kepyklą, dar ten kažkokį fabriką, žodžiu. Nu tai, kaip sakant, susiradau aš ten kitais variantais, nudaviau, kad man reikia protestuoti, liniją gal atidarau, kokią dar kažką. Gavom tų grinų baltymų, mes šiaip keletą kilogramų turim, jeigu kažkam rūpės, tai dabar su jais koks įdomus dalykas. Kada jūs išplaunat iš miltų, gaunasi kaip, nu, aš palyginsiu, ne dėl to, kad pasiilgęs, kada verdate, gaunasi tokia minkštesnė, kaip riebi kiauliena. Dabar jeigu padarote iš baltymų, tiesiog čia vat vandens įpilat ir iškart gaunasi vat tas, ką jūs čia šiandien čiupinėjot. Nu, tai kaip guliašas, tokia struktūra. Kietesnis, gali šašlyką pasidaryti, iš ano irgi gali. Susitaupo laikas, nu, vanduo ten visą kitą. Tai va, tai žodžiu, aha, paslaptėlė tokia buvo. Jie. Čia tas glitimas, taip? Jo, čia yra glitimas baltymai. Dabar... Taip. Čia nėra tas daiktas, nuo kurio labiausiai tunkama? Va, labai geras klausimas, sako, ar tai nėra tas daiktas, nuo kurio labiausiai tunkama. Atkreipkite dėmesį, kad žmonės, kada perka pačius pigiausius miltus, kepa blynus visokius, bulkutės neišeina, pirago nebeiškepsi iš tų pačių pigiausių, nes ten yra krakmolas. Ir žmonės, jie vartoja krakmolą. Krakmolas ką? Jisai, kaip ten, organizmas jį suskaido į cukrų, o cukrus į riebalas. Viskas, vakare mes blynų privalgom, iš ryto atsibundam, žiūrim, pusę kilogramo ant šono kaba jau. Nu. Taip vad grubiai, tai pati kenksmingiausia dalis tai yra krakmolas. Nesvarbu, tai bulvių krakmolas, ten kviečių, kukurūzų krakmolas. Dabar, kada plaunam tuos miltus, pats įdomiausias dalykas, kad su to krakmolu išsiplauna pesticidų likučiai, visokie ten cirkai. Nebūtina pirkti ekologiškus miltus, nes baltymuose pesticidai kažkaip jie nenusėda. Krakmolyje laikosi. Tai praktiškai išplaunam krakmolą iš tų miltų, lieka baltymai ir, na va, tai ir eksperimentuokit, žodžiu. O kviečių gemalai, kur būna pirkti, tai čia tas pats? Ne, jau gemalas, grūdo dvi yra pagrindinės sudėtis, tai krakmolas ir baltymai. Nu, gemalas tai jau ten atskirai, ten selenėlės ten susiskaido, tai gaunas iš viso grūdo kviečių, bet didesnė išeiga, jeigu plausite po sūrių vandeniu. Pasūdysite ir minkysite, jums daugiau to baltymo liks. Nu tai va, tai... Kiek mums laiko liko? Jas, klausimėlis. O koks kiekis baltymų turi būti gerose miltuose? Nu, žinot, kaip pasakyti, pirkom tos pačius, geltoni pokeliai tokie, aš nežinau, kas ten per firmą, tai vienas iki iš kilogramo lieka 400 gramų, kitas iki, bijau, kad vos 3 gal ir neliko. Mes ten darom kursus dar vegetarinių patiekalų. Tai, nu, išbandėm tuos pačius miltus ir žiūrim skirtingos, tai gal nuo partijos, nu, kam ten žmonėm parduoti gerą dalyką, nu, tai papigiai išlamštą iškišam, ir dar pinigą gerą paimam ir viskas. Jūs sakėte su C raidė. Taip. Tai ko raidė aukštesnė daugiau baltymo, ko žemesnė daugiau raidė? Ko žemesnė? Dar turės daugiau? Ne, D iš vis. Ai, teisingai. C aukštesnė, jo. Galbūt yra ir su B raidelė, nežinau, bet su C teko susitikti, susidurti. Dar viena paslaptėlė apie prieskonius. Labai esminė tokia paslaptis. Jeigu kas abejojate ten dar dėl mitybos kokios, dėl kvapų, dėl skonių, tai žinokit, kad kada einam į virtuvę, mums turi jau smegenuose vibruoti, materializuotis ta mintis, kad mes tos prieskonius į tą kažkokį patiekalą gaminsim ir prieskonius pakepinsim prieš dedant į patiekalą. Tiesiog virtuviai erdvės ima ir prasiplečia, kada mes pakepinam prieskonius ir dedam į patiekaliuką. Nesvarbu kokį. Ryžiai, sriubos, troškiniai gali būti kažkokie. Nu ir sakykime, ateinam į virtuvę, turim tik tai lietuvišką kmyną. Nieko daugiau neturim, jokių ten tų prieskonių. Pakepinkit. Šiek tiek aliejaus arba lydyto sviesto. Žinom apie ghee lydytą sviestą.
Dauguma žino bent. Kada mes prieskonį kepinam, temperatūra priverčia atiduoti lakiasias medžiagas iš tos sekliukės. Eterinius aliejus, jisai prakaituoja, išskiria visokias veikliasias medžiagas, o riebaluose tirpsta karotinas, kai kurie vitaminai, prieskonis jisai aktyvuojasi. Ir ženklas, kada pakanka jau kepinti, tai yra kvapas, intensyvus aromatas, pasklido, tai ženklas, kad reikia dėti patiekaliuką. Viskas, sudedam tą kepintą kmyną, pavyzdžiui, į bulvytės pakepintas. Ne su bulvėm kepinam, bet atskirai. Tai žinokit, kaip ne bulvės, kaip ten ohoho, ir kaip ne kmynas gaunasi. Ta patį su anyžium galim daryti. Yra kategorija žmonių, kurie katastrofiškai nemėgsta anyžiaus arba cinamono. Pakepinkit. Net tie didžiausi skeptikai sako, o čia tai bent. Tai va, tai tiesiog pakepinimas yra labai labai svarbu. Daugiau apie kiekvieną atskirą prieskonį, tai jūs prie palapinės, kada prieisit, šnekėsiu visą dieną, jokių problemų, viską ten. Turim, sakykim, tuo aš jums suintriguosiu, turim tokį dalykėlį kaip rūkymo terapija. Aš tikrai manau, kad dar yra rūkančių, kurie nori mesti rūkyti, va, bet, žinot, negali. Negali todėl, kad nikotino kiekis, kritinė riba ten viršyje plaučiuose, pastoviai papildyti poreikį reikia. Tai yra čia toks rūkymo terapija, jis yra mišinukas čia prieskonių. Jis yra rūkomas, tabaką pamirštam, rūkom šitą ir kada mes rūkom, sumažėja nikotino kiekis plaučiuose ir žmogui nelieka potraukio. Labai lengva mesti rūkyti. Ant mano sąžinės kabo keli rūkoriai, kurie rūkydavo po 2 pakelius per dieną. Už kietiek. Aš visą laiką manydavau, kad tie žmonės jau, sakykime, kaip nurašyti jau, jis nebegali. O pasirodo gali. Tik reikia norėti. Jeigu žmogus jisai nenori, jisai rūko ir nenori mesti rūkyti, tai jūs nieko jam nepadarysit. Jis nenori. Tai kaip tai. Tai čia... Tai labai įdomi istorija, apie jį buvo tiesiog tokia... Keliavom su draugu po vakarų Bengaliją, Indijoje. Čia kažkada senai. Fotoaparatais apsikabinėję, anksti ryte ten indusai medituoja, šventyklos didelės, džiunglės, ten labai, taip gražu ten, žodžiu. Ir žiūrim, jogai sėdi. Akmuo toksai didelis, ant to akmens laužiukas kūrenasi, jogai kūdi kaip dviračiai, ten iš vis ten. Ir, ten mantras jie kažką šneka ir vienas įmeta kažkokių, įberia į tą ugnį kažko. Ir dūmai tokie rūksta. Jie tos dūmus, kad kvepuoja. O sakom, žolytė rūko. A kokia, ten ne žolytė, ten sėdė hatka jogai. Jie pasirodo praplečia plaučių tūrį prieš kvepavimo pratimus darant. Ir kai pamatėm, ką jie ten išdarinėja, kaip išsilankstas, supratau, kad ten, žodžiu, toli iki jų. Bet kilo mintis, galvoju, kaip čia sužinot, ką jie ten įberė. Hindi aš ten nieko nemoku, angliškai net nemoku, taip padoriai. Tai, žodžiu, ir liko man toks klaustukas. Ir paskiau ajurvedai kažkada radau. Jisai vadinasi sanskritu prana nasya. Prana reiškia gyvybės oras, o nasya reiškia nosis. Įkvėpiam skaitosi. Ir pasirodo, jisai skirtas nebūtinai rūkoriams. Jisai apskritai plaučių valymui, plaučių tūrio padidinimui. O sudėtis fantastinė, čia jūs suprasit iš karto. Čia yra ajerai, juodi pipirai, cinamonas, kardamonas, imbieras ir gvazdikėliai. Dabar kitas būdas, kaip jį naudoti, tai jeigu pasigaunam, dabar ateina ruduo. Toks vėsesnis periodas. Tai rudenį kas būna? Grybai, bronchitai, peršalimai visokie. Jeigu turim va šito mišinuko, tiesiog kokį trečdalį šaukštelio užsiplikom vandeniu, užsimerkiam už mamą, už tėtis aštrokas, medaus gal šalia reiktų pasidėti. Ir geriam kas valandą laiko. Jeigu jau pasigavom, jau kažkaip gleivės jau ten užkimė, ten tokie, po paros laiko praeina absoliučiai viskas. Sudeginais į gleivės, bakterijas, bacilas, visas mikrobus užmuša tiesiog. Tai va, tai galim rūkyti nuo rūkimo, galim gerti arbatėlę nuo visokių peršalimų, o jeigu nervas nelaiko ir nenorim nei nuo rūkimo, nei nuo peršalimo, tiesiog kaip prieskonį. Pakepinam, dedam į patiekaliuką ir pavalgę mes sušylam, išprakaituojam. Toks vat efektas labai geras gaunasi. Tai va, tai čia apie kiekvieną prieskonį daug galima šnekėti. Gal kokį klausimėlį, turit riebų kokį nors. Kokius
parekomenduotumėt, pagrindiniai prieskoniai, kurie turi būti namuose? Prieskoniai, kurie turi būti namuose. Ką žinau, mes tai pas mus turi būti 30 rūšių ten. Nors kažkada, pamenu sovietmetį, aš pažinojau kokius 3 prieskonius. Tai buvo druska, lauro lapas ir koks juodas pipiras. Viskas. Pasirodo, ir patikėkit, taip atrodo, kad aš galbūt jau orientuojus prieskoniuose. Pasaulyje yra tiek, kad čia lašas jūroje visiškai. Dabar pagrindiniai tai ciberžolė, būtinas. Ciberžolė skystina kraują, labai gerai valo kraujagyslės, neleidžia cholesteroliui prilipti prie kraujagyslių. Čia aš trumpai apie juos žodžiu. Jeigu norite, tiesiai šviesiai, turim dar tokių knygelių. Jos jau tiražas į pabaigą, jau nedaug jų likę. Čia yra viskas išsamei apie prieskonius. Kokie prieskoniai gydo kokias ligas, į kokius patiekalus dėti, o čia yra dar kontaktai. Prireikia retesnio prieskonio, viską atsiunčiam. Taigi, ciberžolė, paskui ožragės. Ožragė lietuviai pamiršo, seniau masiškai augindavo, jinai sąnarius labai stiprina. Jeigu tik pajaučiam problemą su sąnariais, ten sprandas, braška, ten dar kažkas, žodžiu, arbatas ten į patiekalus galima dėti. Juodgrūdė, dar vienas pamirštas lietuvių prieskonis. Dėl ko pamirštas, teko man rašyti straipsnius apie tos prieskonius. Ir pasikapstyti literatūroje visokio. Pasirodo, iki karo, to antro pasaulinio, aguonos iš vis buvo nepopuliarios visiškai. Juodgrūdė augindavo. Šlyžikus darydavo su juodgrūdė, visur tiesiog. Paskiau po karo aguonos kažkaip išstūmė tą juodgrūdę ir mes pabandėm juodgrūdę su šlyžikais. Kada ten kalėdos tai būna. Žinokit, 10 kartų skaniau. Gal kad kitoks skonis, bet labai įspūdingai, žodžiu. Juodgrūdė jinai stiprina labai akių tinklainę. Kas akinukus nešiojat, susidraugaukit su juodgrūdė, ten smulkiau papasakosiu. Apie akinius. Kaip galvojate? Akiniai, pagerina regėjimą. Pavyzdžiui, suprastėjo regėjimas, nuėjau nusipirkau akinius, ar išrašė ten, panešėjau akinius, man pagerėjo ir aš juos išmečiau. Tai buvo kam nors? Teoriškai iš 1000 vienam taip gali būti. Aš nesutikau dar tokio. O ten buvo? Buvo. Bet man tiesiog akinukus reikėjo dėvėti mažai pinigų. Metus padėjau, pasakė, nebereikia. Tai čia organizmas vystosi, kada mažam vaikui jo. Bet esmė ta, kad akiniai žmogui lygiai tas pats, kas arkliui akiukliai. Žinot, tokie uždeda, kad, fūrų nesibaidytų. Mes, kada nešiojam akinius, akis priversti žiūrėti tik tai tiesiai. Nebėra būtinybės į šonus pasižiūrėti. Yra 6 pagrindiniai raumenys akies obuolio. Ir tie kiti raumenys, jie atrofuojasi. Jie visiškai nusilpsta. Ir viskas. Užsidėjom akinukus, paskiau stipresnius, dar stipresnius, ant galo burbulinius. Bet žinokit, yra išeitis. Net turint kataraktą, akies valgti ir ten visą kitą. Jeigu mes dirbsime su savimi, yra labai paprastas pratimėlis. Ir jeigu suderinam, sakykime, mėlynės kibirais vartojam, juodgrūdės ten arbatą geriam ir pratimėlis. Atsistojam ten, kur horizontas matosi, ir prikišam delną prie nosies. Žiūrime savo tas linijas chiromantinės, niekada nesimato, liejasi ir staigiai atitraukiam ir į horizontą žiūrim. Vėl į linijas, vėl horizontą. Ir tam taip pažaidžiam kokias 4-5 minutės, kol atsiranda toksai nuovargis, sakysi, nuvargai to tiesiog. Čia yra super. Pradeda dirbti tie raumenys šoniniai. Tų pratimų yra iš tikrųjų be galo daug, ten prie interneto galima prisėsti, rasti. Bet jeigu mes pradėsime dirbti su savim, bet, nepatikėkim savo sveikatos visiškai aklais medikams. Gal ne medikams, aš gerbiu medikus, super, bet tai mašinai tai visai. Mašinai rūpi, galvoja, tik rūpi sveikata kažkieno, niekam, pinigėliai rūpi.
PVM, ten visa kita. Tai vienu žodžiu, kada mes patys su savim pradedam dirbti, mes pasiekėm fantastinių rezultatų, tiesiog pasakiškių. Turiu aš pažįstamą Sigitą iš Sveikuolių sąjungos. Jis buvo akla kaip kurmis, jis pati taip sako, žodžiu, važiuoja vakare su mašina ir reikia jai sustoti prie kelio ženklų, išlipti iš mašinos, pažiūrėti, koks kelio ženklas. Ir buvo prieš gal 2 metus atvažiavęs toksai akademikas Ždanovas į Vilnių. Gal teko kam sudalyvauti jo seminarė. Jinai po savaitės važiuoja, skambina, sako, Žilvinai, sako, aš linzės išmečiau. Važiuodama, per langą išmetė linzės. Jinai po savaitės laiko pratimų darymą. O dabar jinai prisipliusino akis, jinai, žinokit, mato, kaip erelis ten organus gali nuskanuoti. Nu, vienu žodžiu, esmė dirbti reikia dirbti su savim. Kiek mes laiko turim? Kaip čia man susiorientuoti? 20. Gerai. Ką čia da tokio? Paklauskit, ką nors tokio. Ai, sako, tą mėsą, kiek laiko virti. Verdam 15-20 minučių, kad išvirtų. Jinai iškyla, jau matosi, kada jau būna išviręs ten. Tai kas įdomiausia, nereikia visiškai jokių riebalų dėti. Nieko. Jisai, vienu žodžiu pabandysit. Išbandysit, išdegustuosit ir... Tai gal parduodat tą baltymą jau? Jo, Nusipirkot gal tą 20 tonų jau? Ne, 20 tonų nenusipirkom, keletą kilogramų turim. Žodžiu, ten taikaisi po maišelį, po kitą iš kaulinį, tai... Tai va, tai... Jūsų nuomonė apie žaliavalgystę? Apie žaliavalgystę nuomonę. Kokiais 93-4 metais, to žodžio dar nebuvo žaliavalgiai, mes su žmona veganavom, buvom veganai. Ta prasme jokios gyvulinės kilmės produktų, plus davažiavom nieko virto, nieko kepto. Viskas o tai buvom. Tai mes laikėmės kokį gerą pusmetį. Patikėkit, tai yra fantastinė patirtis. Atsiranda mistinės galios visokios. Nepradedi ten piramidžių statyti, žinot, ten blokų, bet... Aš trumpą pavyzdėlį. Mes kaime gyvenam, karšta vasara. Sausra, tokia sausra niekas neauga. Ten burokėliai nuvytė, ten kopūstai, ten viską. Ir žiūri toks debesis per visą kaimą, juodas toksai slenka ant kaimo. Galvoju, palis lietaus, jau visi atsigaus. O vėjas toks intensyvus, taip pučia, žodžiu. Ir jisai, pakrapeno taip. Aš nesitikėjau, kad jis 5 lašus nubarstys tik tai. Ir nukeliavo link miško ten, žodžiu. Aš taip sakau, tai palauk, tai kur lietus, sakau, sustok, tai davai sugrįžk, Tai įsivaizduojat, vėjas pučia, bet labai stiprus. Pučia, debesis sustojo ir atslenka ant kaimo. Man pradėjo tie skrusdėliai lakstyti ant po galvą. Aha, galvoju, o ką dabar toliau su juo daryti? Žodžiu, jisai užslinko virš kaimų, ten didelis tas debesis. Dar pakrapeno, aš supratau, jis neturi iš ko. Aš sakau, taip, atsiprašau, sakau, aš nenorėjau kur nori ten plauk, nes aš nežinau, ar gal žaibą turi, kur ten stalčiui dar įsikišęs, ar dar kažką. Ir tada supratau, kad reikia, kad mus kažkas pamokintų, kaip elgtis tais dalykais. Tai va, tai visokių tokių dalykėlių, žodžiu. Bet kadangi pas mus 3 vaikai, tai ir mes jau tada ir Vedą po biškį pradėjom studijuoti, nors Vidūną labiau. Vidūną, Polibrėgą, Šatalovą, visus tuos savo sveikolių veikalus. Ir supratom, kad suaugusiam sveikatą pagerinti arba dėl vidinio kažkokio malonumo būti, sakykime, žaliavalgiu ar ten tuo veganu, čia yra super. Bet kada auga vaikai, jie vis tiek bendrauja, eina į mokyklą, į ten visą kitą, yra sūriai, yra pieno produktai, yra visokie tokie dalykėliai. Va, ir supratom, kad mes pradedam juos labai riboti, jos turi jiem kasdien įrodyti, kodėl tą galima, kodėl to negalima. Vėliau
mums kažkaip radom tokį patvirtinimą, kad teisingų kelių einam, nu, mes paskiau link vegetarinės mitybos perėjom. Daugelis produktų yra organizmo įsisavinami tada, kai jie termiškai yra apdorojami. Sakykime, ten, kad ir daugelis daržovių, net ir uogų. Sakykime, paimkim šiltus kraštus, tokį kaip pavyzdį, ir uogos kokios nors noksta. Man teko būti Indijoje ir įsivaizduokit, vasarą pavėsyje plus 40, ant saulės plus 60. Tai aš suprantu, vat, kada žaliavalgiai džiovina iki ten 40 laipsnių ar 42, kad išsaugot, tai viskas tvarkoja, bet aš nemanau, kad žūna labai daug kas, jeigu iki 60 ten ar nu. Vienu žodžiu, žiūri žaliavalgius teigiamai, bet visas esmė, kad nebūtų fanatizmo krislelio. Jisai būna pas daugelį, kada įsikvėpi, labai nori pajunti tą gėrį sveikatui, ten visame kitame norisi pasidalinti, bet tą mitybą reikia pritaikyti pagal vietą, laiką ir aplinkybės. 3 faktoriai. Super, ir tada mes klestime, žodžiu. Nu va, o su vegetarinė tai jokių problemų. Jo, pieno produktus jo, labiausiai kas žaliavalgiai kokie priekaištus nu, vegetarams, tai sako, taigi karvės pienas jisai yra skirtas veršiukui. Veršiukui. Mes tą irgi kažkada daug metų laikėmės to, dar 90 kažkelintais metais, žodžiu. Bet kada susidūrėm su Ajurveda, Ajurveda sako, kad idealus pienas yra 6 rūšių mamų. Tai yra ta mama, kuri mus pagimdo, jinai gali maitinti, nu, žmogus, gali būti žindyvė mama, nesvarbu, paskiau karvės pienas, dramblės, buivolės, ožkos ir avies. Nors man rodos 8 rūšių. Žodžiu, ten nieko nesako apie kiaulės pieną, apie ten dar visokius kitokius. Žodžiu, pats vertingiausias yra karvės pienas ir nu, jeigu telpu dar į laiką apie imuninę sistemą šiek tiek, tai yra labai svarbu. Imunitetą žmonės įgyja dviejopą. Yra aktyvus imunitetas, nu, sakykime, susirgom kokią ligą, šiaip netaip pagijom, su nuostoliais ten ausis atsikabino, ten kokį organas ten pusiau jau brokuotas, ten bet dar gyvas, ten, žodžiu, bet jau mes įgyjom atsparumą tam susirgimui. Antikūnių prisigamino organizmas, tai skaitasi nėra labai palankiai įgyjamas imunitetas. Pats geriausias imuniteto įgyjimo būdas tai yra, kada kūdikis gimsta, mama jį žindo. Skaitosi, mes esam visi žinduoliai, daugelis gyvūnų, ir pas žinduolius taip surėdyta, kad mama imunitetą perduoda kūdikiui, jis yra perduodamas. Va. Ir gal teko girdėti iš mamų, iš senelių, kas pasakojo, kad sovietmečių buvo tokia mada, gimsta vaikas, jį atima ir mamai sako, tu priešpienį nusitrauk, nes jisai nuodingas. Nu, kažkaip vis galvodavau, nu kaip čia gali būti, žodžiu, kaip tai nuodingas. Pasirodo, tai buvo ar eksperimentas, ar tai medikų, ar iš aukščiau ten kažkas sugalvota, kad intelekto koeficientas nebūtų pernelyg didelis pas vaikus, kada jie užauga. Taigi, mano žmonelė Zitelė, jaunėlį Gotautą, vaiką, jį maitino iki 3 metų, jau mes Ajurvedos prisiskaitė. Skaitosi, Ajurveda rekomenduoja kūdikį maitinti iki 7, bet visuomeniai tai jau pernelyg, jau iki 3 metų, žinot, važiuoja autobusu, nu 3 metai vaikui, toks jau, jis papausim, nu, pieną nori, jis nurenginėja, žodžiu, jau ten jam duok ir viską, žinai. Nu tai paskiau suradom būdą, kaip atjunkyti, žinai, labai taip natūraliai. Va, bet skaitosi tie kūdikiai, kurie nėra žindyti arba labai mažai užaugę, praktiškai būna onkologinių klinikų pacientai. Ir aš taip tada susimašiau, galvoju, aha, tai mane žindė ar ne? Aš skambinu savo mamai, 70 dabar keli metai, sakau, mama, tu mane žindėjai? Sako, aš neprisimenu. Aha, galvoju.
Tai, nu gerai, o dabar imuninė sistema tiesiogiai susijusi su onkologiniais susirgymais. Sakau, čia biški laiko nėra, bet aš taip kabliukai. Jeigu ką, pasikvieskit, atvažiuojam visoje Lietuvoje paskaitas jos nemokamai. Po tos nemokamos paskaitos, jeigu susiorganizuoja kažkas, atvažiuojam su vegetarinių patiekalų kursais. Atsivežam įrangą, tai reikia, kad būtų patalpoje kriauklė su vandeniu. Nu va, tai gerai, tai žodžiu, mama sako, aha, neprisimenu. O taip gavosi, kad daugybę metų mes gyvenom be aplinkinių mirčių. Draugai, giminės, visi gyvi. Kažkur perskaitai laikraštį, numirė, kažkaip net keista. Ir prieš kokį 15 metų prasidėjo. Mano geras draugas nuo vėžio numirė, pažįstama, teta, dėdė, tėvas nuo vėžio. Tai galvoju, tai ko prastesnis, žodžiu. Pradėjom gilintis. Va, pasirodo, karvės pienas, bet čia neina kalba apie parduotuvinį. Ten jau nebe pienas. Tai ten, pasakyčiau, iš ko jį daro, tai, vienu žodžiu, tai tikros karvės pienas arba priešpienis. Kada veršiukas jisai gimsta, karvė 3 dienas duoda apie 15 litrų krekenų arba priešpienio. Veršiukui sočiai užtenka, sočiai ten. Ten jam per dieną 2-3 litrai, bet lieka dar gal 10 litrų, žodžiu. Tai va ta priešpienį suaugusiam žmogui nuo šaukšto iki pusės stiklinės. Jeigu kur susimedžiosit bobulę arba deduką, kur laiko karvę, ir dar jums pasakys, kad jinai turi to priešpienio, jūs išbandykit. Pradedi organus jausti visus. Tiesiog atsigauna, Amerikonai NASA pramoniai, kosmoso pramoniai gamina vaistus. Vadinasi 4 Life kažkas tokio. Iš karvės priešpienio. 5 tokie buteliukai, kaip tablečių. 2000 litų. Tai geriau tą karvės priešpienį panaudoti, žodžiu, pavartoti. Va, tai suaugusiam žmogui nuo šaukšto iki pusės stiklinės. Jisai labai riebus. Ir dieną? Jo, į dieną. Kaip? Ne, jisai skanus, nesurus, jisai taip kaip pienas, grietinės, sviestas vienoj vietoj, bet dar turi tokį gelsvas, toks galima jį užšaldyti. Tai va, tai kada mes suaugę ir abejojam, ar mes gavom iš mamos, ar mus žindė, ar nežindė, žinotgi būna įvairių situacijų, būna Cezario pjūviai, būna pieno, nebūna ir visokių dalykų. Dabar gal teko jums girdėti, Kinijos imperatoriai, Egipto faraonai, jie visi laikydavo mamas žindyvės. Suaugęs dėdas, gal jisai jam į puodelį įpildavo, gal jis netiesiai, ten žinot. Ir pasirodo, vien dėl to, kad būtų intelekto koeficientas labai aukštas, kad jisai nesirgtų praktiškai jokiam ligom ir kad jisai sugebėtų valdyti imperiją, valstybę. Vergas tik tai gimsta, iš karto atima jokio pieno. Ožkos ten duoda dar, kažkom. Skaitusi viskas, tu gaunasi, užaugina tokius, beveik robotus. Tu jam gali bet kokią reklamą įpūsti, jis neturi ten ypatingai labai kažko. Tai va, tiesiog išbandykim tuos dalykus, galim būti nesvarbu, mityba kokia, veganai, žaliavalgiai, dar kažką, bet patiko per vieną kažkokį panašų renginį. Sako, aš žaliavalgė, žodžiu, o mes duodam degustuoti tą šašlyką, tokį kepsnį. Bet sako, aš paragausiu. Tai man taip patiko, kai čia, blaivus labai požiūris. Aš veganė, bet nieko man neatsitiks, jeigu aš vegetariškai. Tengi niekas nežudyta, tik tai, kad termiškai apdorota, žodžiu. Tai va, tiesiog tada žinai. Ir gyvenime mes, kada keliaujam, taip ir renkamės. Šiek tiek kažką reikia išbandyti, padegustuoti ar kažką pakeisti. Tai va, tai... Prašė dar užsiminti apie tokį reikalą. Apie paaukojimą už ką, sakė čia, už paskaitėlės, už renginuką. Va, labai svarbu. Koks dabar buvo paskutinis renginys čia kelių dienų ten savaitę buvo.
Kaip? Masters of Calm. Va, Master of Calm, žodžiu. Ir buvo ten, tiesiog aš tokį pavyzdį labai pamačiau, ten buvo tokia jogė, jinai masažuotoja, problemas pašalina su sveikata, masažuoja ten ir vienai moteriškiai buvo labai problema, žodžiu, su galvas skaudėjo, kažkas ten tokio. Ir jai per 5 minutės viską nuėmė, žodžiu. Ir jinai sako, nu, ačiū ir eina. Ta masažuotoja sako, palauk, sako, tu atsidėkok, ar finansiškai, ar kaip, nes kitu atveju tu ant manęs palieki tą lygą. Tai turi įvykti mainai. Tai ką aš čia norėjau pasakyti? Ai, būkite dosnus. Nu va, tai liko dar minutė. Liko. Turim prisidėlioję ten ant stalo svastikų, žodžiu. Ar įdomu tą temą? Labai trumpai pašnekėti. Daugelis žmonių susiję tai su, sako, Hitleriu, sako, kad tu čia, nu, sakau, prie ko čia, sakau, tau iš istorijos šaibą parašyčiau. Tu štai jaus ir nedėlsint. Pasirodo, archeologai kasinėjo Kernavėj, žinot, Kernavė pirma Lietuvos sostinė, tos piliakalnius, ir rado tokį sidabrinį žiedą. Aš jį nešioju, nu čia kopija, aš jo nepavogiau, nebijokit. Žodžiu, svastika, taisyklinga svastika kaip reikalas. Nu ir istorija buvo tokia. Kasinėja archeologai, studentai ir vienas randa žiedą, toks patrūnyjas jau biškį viską. Jis sako, čia jau buvo, ką Hitler mus tai pametė, žinai, jau pro šalį. Jau jis norėjo išmest, nu kaip beverti, kaip kažkokį. Profesorius sako, stok vailys, sako, ką tu darai, sako. Mes kasinėjom 13 amžiaus sluoksnėje. Koks Hitleris? Ir paskui jis aiškina, kad vokiečiai, jie niekada neturėdavo svastikų ugninių kryžių. Čia yra ugninis kryžius, žodžiu, skaitosi. Pas juos kryžius buvo, žinot, kryžiuočiai. Kryžiuočiai, kryžius, viską. Ir kaip ten atsitiko, kad 11 metų Hitleris jisai panaudojo savo heraldikui, kaip sakyti. Ir dabar visi tą patina, kad tai jo. Nieko panašaus. Prieš Lietuvos didžiąją kunigaikštystę buvo toksai valstybinis darinys kaip Sarmatija. Tai buvo Lietuva, sakykime. Tai buvo ir Rusija, ten Baltarusija, Ukraina, ten atstovėjom visiems mongolams ir dar Romos imperijai ten kaulus teko palaužyti, žodžiu. Ir tai buvo saulės ženklas, čia ir ugnies kryžius. Ir taip gavosi, kad Hitleris, jisai žinojo tas istorijas ir jisai pavydėjo to šlovės. Ir jisai žinojo, kad jeigu heraldikoje naudosi tinkamus ženklus, tau labai seksis. Ir jisai susirado Tibeto vienuolius, ten po Indijais, nu, jo ten lakstė, ten draugai. Ir jam patarė, sako, saulės ženklą reikia įmontuoti vėliavą. Tai yra pats pirminis kompasas. Sakykime, va šitas, jisai reiškia, čia yra šiaurė, čia yra rytai, čia yra pietus, čia yra vakarai. Čia yra pats pirminis kompasas, galima sakyti. Nu ir... Vokietija po pirmo pasaulinio karo krachas buvo visiškas žlugimas ten. Ekonominis ten visoks. Ir atėjo į valdžią ten, jo ten partija, visą kitą pradėjo svastiką naudoti, prasidėjo kilimas. Kolosalinis. Tiesiog, žinote, tą istoriją, valstybė stipriausia tapo, viską pradėjo pasauliu užkariauti. Aha. Na, aišku, ten, žinot, grybų pripjovė rimtai ir gavosi, kad kažkur 43 metais, kas jam ten patarė, ar taip jau turėjo pagal karmą būti, jis tai heraldiko ėmė ją ir pasuko. Pasuko, jis užblokavo tuos energetinius kanalus iš 4 pasaulio krypčių heraldikui. Viskas, žinom, kom baigėsi. Tai va, tai yra labai stiprus, rimtas ženklas. Ir tas žiedas, kurį rado Kernavėj, jisai dabar pripažintas tautiniu paveldu Lietuvos. Tai mes jį galim nešioti, tas svastikėlės. Nu, nereikia ten fašistuojančių, žinot, raudonam fone, juoda ten, nu, to nereikia, nu, bet va. Kita prasmė dar viena. Tiesiog minutė ir masėt, jau man baigėsi laikas. Tai ta, kad jinai sustabdo vaiduoklių patekimą į mūsų protus. Sakykime, labai paprastas pavyzdys. Einame kur nors mieste pro Alubarį. Nu, žmonės ten atsipalaidavę, ten visą kitą, bet ties ta vieta įprastai sklando
tų girtuoklių sielos, kuris, sakykime, jisai prisigėrė, į griovį krito, prigėrė vandeniu ir kūno, žiūri, kūno neturi, o gerti nori, žinai. Ir reikia prie kažko prisikabinti, į kokį jautresnį, kaip sakyt, kūną, kad diktuot mintis, kad visą kitą. Ir, sakykime, einam pro šalį ir jau įseka tų šmeklynas, tas visas iš paskos, kaip būna uodų spiečių, žinot, iš paskos, eina vasarą, su dviračiu važiuoji, atsisukė ten, debesis uodų skrenda. Ir jie keliauja, jie bando, žodžiu. Ir kada žmogus eina per vartus ar per duris, kur virš staktos yra svastika, jie sustoja, nepatenka į žmogaus protą. Tai yra viena iš tokių reikšmių. Teko būti Indijoje, tai patikėkit, visur, ant vartų, ant durų, šventyklose, visur svastiko, žodžiu. Niekas ten apie Hitlerį, jeigu taip atvirai paklausus, gal net nežino apie jį. Ten, tai toks palankus ženklas. Ir jeigu ką, bendraukim, šnekėkim, prieikit prie palapinės, protestuokit mane, kaip sakant, rimtai. Tai ačiū uždėmesį, linkiu jums laimės, sveikatos ir dar klausimėlis, vienas iškyla. Taip, karinės oro pajėgos Švedijos ir Suomijos berods svastikas naudoja. Ant Google'ės, jeigu surinksite lietuviškos svastikos arba old svastik, žodžiu, jūs rasite, kad ant caro rublių, carinės Rusijos, svastikos buvo visur. Net Amerikoje krepšininkų ar futbolistų komanda stovi su marškinėliais, ten 20 kažkelinti metai svastikos visur. Žodžiu, domėkitės, nestovėkim vietoj, tą kai darom, darykim toliau. Ačiū už dėmesį ir sėkmės.